Baltijos jūra pagal laivybą yra viena užimčiausių pasaulyje jau nuo vikingų eros. Po vikingų eros atėjo Hanso sąjungos laikai, kuomet pakrauti prekybiniai laivai plaukiodavo į daugiau nei 100 miestų ir gyvenviečių uostų. Tačiau navigacija Baltijos jūroje gali būti labai pavojinga. Per vieną naktį 1625 metais 10 Švedijos karo laivų nuskendo netoli Kolkos rago. Sakoma, kad anksčiau vietiniai krante uždegdavo laužus, norėdami suklaidinti jūreivius ir sukelti laivo sudužimą, kad galėtų juos apvogti. Šiandien archeologai dirba norėdami atgauti tą povandeninį palikimą. Per pastarosius 20 metų jiems pavyko aptikti nuostabių radinių, iš jūros dugno ištraukti radiniai, įkurdinti keliuose regiono muziejuose. Pamatyk jūrą.